Bom dia! O meu nome é Ruta e eu vivo em Portugal. Hoje vou falar sobre como comecei a falar em português e porquê. O istorija buvo tokia. Kaip Portugalija išvis atsirado mano gyvenime. Tai viskas vyko studijų metais, bet įdomiausia dalis tas, kad aš tikiu drugelio efektu ir kad viskas taip susijungia, kad mūsų mažiausiai sprendimai padaro įtaką mūsų likusiam gyvenimui. Tai kai studijavau kūrybinės industrijas, jau prieš daug metų, nutariau atlikti mainus Malaizijoje. Ir galvojau, kaip čia Malaizija ir Portugalija susiję. O istorija tokia, kad man kažkas tuo metu parodė muzikos grupę, kuri vadinasi Nati Roots, labai rekomenduoju paklausyti. Tuo metu nežinau, kad jie kalba brazilų kalba, bet esmė tame, kad po to grįžau atgal į Lietuvą ir nutariau, kad noriu daryti Erasmus praktiką po studijų. Tai tu po 4 metų gali dar kartą išvažiuoti Europoje. Ir aš tuo metu labai norėjau išvažiuoti į Islandiją ir siunčiau milijoną CV beveik visom Islandijoje egzistuojančiom įmonėm, bet vis nepavykdavo gauti tos vietos. Ir tada vieną dieną aš važiavau į darbą ir klausiau Nati Roots ir pagalvojau, o gal visai būtų faina šiaip pagyventi šaly, kur kalba portugališkai, kad išmokčiau kalbos, pasiklausyčiau. Ir šiaip tuo metu mano viena labai gera draugė man jau daug buvo pripasakojusi po Portugaliją ir jinai ten buvus. Ir galvojau, nuvažiuosiu darbą, pasižiūrėsiu ten tinklapį, nusiųsiu. Ir aš nusinčiau vieną CV ir man tą pačią dieną po kelių valandų atrašė, Rūta, atvažiuok. Tai galvoju, čia tikrai ženklas, reikia važiuoti. Tai čia buvo mano pati pirma kelionė į Portugaliją po studijų. Ir ką? Ir įsimylėjau aš tą šalį. Labai patiko. Aišku, ten tos praktikos buvo nedaug, vasarą visi atsipūtę. Labiau buvo, kad aš pažinau tą šalį, žmonės, keliavau, prie jūros buvau. Žodžiu, buvo labai smagus laikas, bet tada pradėjau galvoti, kad jau laikas pradėti mąstyti apie karjerą, ką aš noriu daryti toliau ir norėjau pasilikti tuo metu šalyje, bet tada nešnekėjau nei vieno žodžio, o tuo metu ir tarptautinių įmonių nelabai buvo. Tai aš bandžiau kažkiek, bet realiai galvoju, nieko čia nebus. Žodžiu, tada aš išvažiavau gyventi į Londoną, ten gyvenau daug metų, iki kol susipažinau su savo vyru, Portugalu. O istorija tokia, kad mes irgi susipažinom. Ir mes pradėjom pokalbį ir pradėjau dalinti savo patirtimi, kad aš esu atlikus praktiką Portugalijoje, Porto mieste. Ir pasirodo, kad jis visai gyveno netoli nuo Porto miesto. Jisai gyveno Londone, bet jo šeima ir pats yra kilęs iš vieno miestelio Portugalijoje, kur yra netoli. Tai mes realiai per tą temą labai įsikalbėjom, pradėjom bendrauti. Tai aš irgi galvoju, jeigu aš tuo metu nebūčiau Portugalijoje, gal mes pradžioje net nebūtume radę kažkokios bendros kalbos ar interesų. Tai viskas labai susiję. Ir žodžiu, pradėjome mes draugauti vis rimčiau ir rimčiau. Portugalijoje lankydavausi vis dažniau, tai jo tėvų aplankyti ar tiesiog pakeliauti, nes esu ten ir sesę atsivežus, ir mamą, ir draugę. Tai žodžiu, visiems rodžiau šitą nuostabią šalį. Ir tada galvoju, kad aš noriu portugalų kalbos išmokti vien dėl to, kad man smagu. Nebuvo, kad man jos reikia. Tiesiog galvoju, fan. Ten, pavyzdžiui, kokią dainą kartu padainuoti ar kažką. Tai tada, šiaip anksčiau jau supratau, kad Portugalijoje kalba europiečių portugalų, ne brazilų. Tai jinai labai skiriasi. Brazilų portugalų yra labai atvira ir turi daug dž garsų. Tai pavyzdžiui, čia Portugalijoje sakom bon dia, kaip kad aš sveikinausi, kai brazilai skaitų bon dia. Kaip mano vyko visas mokymasis? Tai tuo metu aš gyvenau Londone ir pradėjau nuo programėlių. Tai nebuvo Duolingo, nes Duolingo jie tuo metu neturėjo portugalų, tik brazilų. Tada susiradau kažkokį kitą, tai mokiausi pavienius žodžius ten gatų, kau, nežinau, žodžių ten, kačiukas, šuniukas pavienius. Bet supratau, kad toks mokymosi būdas man nepadės šnekėti. Tai tada galvojau, gal kokį mokytoją susiras. Ir per tinklapį italki aš susiradau mokytoją. Ir aš žinau, kad man reikia griežtos mokytojos, kuri lieptų man namų darbus daryti. Nusipirkau užduočių knygą ir mokiausi. Tai realiai priminė mokyklą, nes labai aiškiai mokiausi gramatikos. Kalbėjimai skirdavom tik tai 10 minučių pamokos laiko, kas tikrai buvo nedaug. Tai realiai buvo gramatika, laikai, visokie žodeliai, kaip ten juos naudoti. Bet aš jaučiau, kad aš neturėjau kur tos kalbos praktikuotis. Aš bandydavau su savo tuo metu vaikinu kalbėtis, bet jis sakydavo, Rūta, man nenatūralu kalbėti portugališkai, tai žodžiu, nebuvo man su ko šnekėtis. Ir galiausiai aš pradėjau šnekėti tik tai atsikrausčiusi į Portugaliją. Ir kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kad teorija yra labai maža kalbėjimo dalis ir kad tu turi būti toje aplinkoje.
Tai jeigu jūs negalite toje šalyje gyventi, tai tiesiog žiūrėti filmus, klausytis muzikos, knygas skaityti, nieko čia naujo nepapasakosiu. Bet vėlgi, kai atsikrausčiau į Portugaliją, nebuvo, kad gerai pradėsiu šnekėti. Baisu, žiauriai baisu nusišnekėti, susakyti nesąmonės, netaip ištarti. Labai ilgą laiką nesiryžau, nors atrodo, kaip ir galvoje susidedu sakinį, bet man tiesiog iš burnos tas sakinys neišeidavo, nes sakau, net kai tu kalbi kitą kalbą, tavo kiti raumenys dirba burnoje, nes yra labai daug kitokių garsų. Ir čia vienas įdomus faktas, kad, pavyzdžiui, Portugalai, jie negali mano vardą ištarti, nes mano vardas yra Rūta, labai gražus lietuviškas vardas, bet R jie taria kaip H, tai aš būnu Huta, Campos de Oliveira, žodžiu, tai turiu visą laiką pataisyti, arba iš viso jie sugalvoja, kad mano vardas Rita, kaip kad Ryta, nes irgi jiems taip lengviau pasakyti. Ir dabar pasidalinsiu, kur įvyko pagrindinis lūžis, kada aš pradėjau šnekėti. Tai šiaip esu girdėjusi istorijų, kad visada daug lengviau kalbasi po taurelės vyno, bet tuo metu aš jau laukiausi, nebuvo nei vyno, nieko, bet buvo tokios situacijos, kai aš likdavau viena su savo vyro tėvais, kurie nešneka angliškai, kurie nešneka lietuviškai. Ir ką, reikia vartytis. Tai tiesiog aš pradėjau šnekėti, kas man šauna į galvą. Tai aš manau, labai svarbu yra turėti žmonių, su kuriais tu jautiesi saugiai, kurie nesijuoks. Tai, žodžiu, tiesiog reikia šnekėti. Tai realiai, aš belenką šnekėjau raktiniais žodžiais ten. Labas, vanduo, atsigerti, nunešti. Tai buvo tokio lygio kalba, kur dar po šiai dienai taip susakau. Bet esmė, kad aš tuo metu persilaužiau ir pamečiau baimę nusišnekėti. Tai dabar man visiškai nebaisu nusišnekėti, einu, pastoviai nusišneku, mane pataiso, išmokstu. Tai kai tu išmoksi paleisti tą baimę, prasidės visas progresas. Ir kitas buvo didelis faktorius. Kadangi mes jau nutarėm gyventi Portugalijoje ir auginti čia vaiką, supratau, kad yra mano atsakomybė, nes aš noriu pastovėti už savo vaiką. Aš nenoriu atsidurti situaciją, kur kalbasi mano ten vyras, šeima, daktarai, mokytojai kažkokie ir aš nesuprantu, kas vyksta kambarį. Ir supratau, kiek aš galiu sakyti, nemokau kalbos, bla bla bla. Tai realiai mano darbas yra ją išmokti. Jeigu aš čia gyvenu, aš gerbiu šalį, gerbiu kultūrą ir vėlgi tik dėl savo vaiko noriu būti atsakinga ir pastovėti už jį, kai reikia. Ir iš tikrųjų jau buvo tokių situacijų, vėlgi, kur man sukilo adrenalinas, ir kur atrodo, nemoku šnekėti, bet kai reikia pašnekėti už savo mažą sūnelį, geriau traukitės iš kelio, nes jau taip ten galiu pavaryti, tai, žodžiu. Tai istorija tokia. Dar kas man labai padėjo, čia toksai gal neeilinis patarimas, bet aš dar girdžiu kalbą kaip muziką, nes esu girdėjus ne vieną kartą komentarų, kad aš neturiu akcento, kai kalbu. Aišku, jis yra, bet nėra jis toks stiprus. Ir aš galvoju, iš kur? Ir aš galvoju dėl mano klausos, nes aš šiaip groju keliais instrumentais, tai man ta kalba, tarimas yra grinai lyg išmokti kokią natą ar kažkokią natą bandai pataikyti, kaip jie įsireiškia. Tai vieną dalyką, kurį darau žiauriai keistas, tai neteiskit. Bet, pavyzdžiui, aš einu pasivaikščioti su sūneliu, ten vežimėlį, bla bla bla, ir aplink eina žmonės, ir jie kalbasi, ar jie telefonu kalba. Ir aš klausau, kaip jie naudoja tas vietinės frazes, tokius žodelius, nes jie nekalba kaip iš vadovėlio, jie kalba kaip mes lietuviškai su bazaru. Tai pavyzdžiui, ir kažkas kalba telefonu, poizė. Ir aš galvoju, ką čia reiškia, nežinau, bet tada aš būna ten, jeigu esu be vyro, paklausiu, ką čia reiškia, man paaiškina. Ir aš tada einu su vežimėliu ir vaidinu, kad šneku, žiauriai juokinga, bet aš poizė. Bet čia, juokinga pačiai. Nes iš šono gal keistai atrodo, bet realiai iš tikrųjų man tas labai padėjo tokius pasimti mažus išsireiškimus arba tiesiog klausimų struktūrą, ten irgi girdžiu kažkas kažko paklausia. Tai tas labai fainai ir irgi patariu taip daryti. Tai va, o daugiau kaip ir nieko, aišku, dar kas padeda dainas mokyti žodžius, tai jau savaime tokios frazės atsiranda, kaip žodžius grupuoti ir šnekėti, nebijot nusišnekėti. Čia geriausias mano patarimas. Ir irgi mano kalba labai toli gražu nuo tobulos, bet vėlgi jaučiuosi daug labiau pasitikinti savimi vien dėl to, kad galiu suprasti ją, kas jau yra labai didelis žingsnis. Ir antras dalykas, kad galiu įsireikšti labai primityviai, bet vis tiek jau žmonės klauso. Ir pastebėjau irgi, kad kai ateinu į viešąją įstaigą ir pradedu pokalbį portugalų kalba, tas labai padeda, iš karto žmonės į tave rimčiau žiūri ir kaip pasakyti, netrytina tavęs kaip turisto, nes Portugalijoje yra daug turistų. Tai net jeigu aš atinu kokią ten, nežinau, kavinukę, ten bondiją, kerija, pauko, manteiga, bla bla bla. Esmė tame, kad
Aš toliau gal ir nepasakysiu, ko aš noriu, bet pradžia yra ir tas jau duoda tokį gerai. Tas žmogus gyvena čia, mokosi kalbos, aš galiu padėti jam, tai viskas gerai. Ir geriausia frazė, kurį išmokau, desculpa, eu não falo muito português. Atsiprašau, aš nešneku daug portugališkai, mas eu posso tentar, bet aš galiu pabandyti. Tai čia iš tikrųjų toks iš karto numeti tokį gerai, nemoku, kalbėsiu su klaidom ir viskas. Ir vėl tada šneki, bandai ir tikiuosi kažkada galėsiu šnekėti visiškai laisvai ir dėstyti savo mintis laisvai. Tai tik tiek šiandien, tikiuosi buvo įdomu ir jeigu įdomu, jeigu kada planuojat atvykti į Portugaliją, labai mielų norų sukurčiau dar vieną video su pagrindiniam frazėm, kurios jums tikrai padėtų ir vėlgi galėtumėt jomis pasinaudoti. Iki! Ciao, ciao, ciao.